Tik tai mums reikia į visą tai įeiti, brangieji. Aleliuja. Ir toks galimumas yra, ir toksai kvietimas yra, ir kelias nutiestas. Tiesiog pakilk ir eik, atsiversk, nušvisk, prabusk, sustiprėk ir judėk į priekį. Tai yra nuostabi žinia, taip, nuostabi žinia ir gera yra ieškoti viešpaties veido, žinant, kad jį galima atrasti. Ir esu šventai įsitikinusi šiandien, kad žmogus, kuris 91 metais nešė viešpačiui auką, tikėjimu viešpačiui, kurio nei matė, nei čiupinėjo, kuris tiesiog buvo nupieštas, aprašytas šventajam rašte ir šventosios dvasios nupieštas sąmonėje ir širdyje, žmogus tikėjimu neša auką, atskiria kažką tai ir tuo pačiu demonstruoja, kad man tai yra svarbu. Man tai yra svarbu. Ir šiandien stovim jau po 30 metų ir deklaruojam ir kalbam lygiai tą patį. Man šiandien tai yra svarbu. Man yra svarbi šita vieta ir jinai yra mano viduje, teisingai mano viduje, pasakykime mano viduje. Šventikla yra mano viduje ir jinai yra taip pat čia šitoje vietoje, sutartinai mums visiems, taip. Sako Kunigų knygoje 26 skyriuje parašyta, švęskite mano šabus, reiškia švęskite mano pauzes. 6 dienas dirbkite visokius darbus, jūs ir visi namiškiai, dirbkite ir darykit viską, ką reikia, o reikia labai daug visko daryti. Dirbkite 6 dienas, visi ir viską. Ir laikykite pagarboje mano šventyklą, nes aš esu viešpats. Ir šiandien mes jau suprantam, kad 2025 metai po Kristaus mes šiandien suprantam, kad ta šventikla, kadangi mūsų tikėjimas yra, mano tikėjimas yra judėjo krikščioniškas pasirinktas kelias, artintis prie Dievo, per šitos vardus, per šitos provaizdžius, per šitas istorijas, per šitą tiesą judėti į gyvenimą, iš tamsos į šviesą, iš vergovės į laisvę ir iš dvasinės mirties į dvasinį gyvenimą. Amen. Ir todėl sekdama šitą tradiciją, šiandien aš jau suprantu, kad ta šventikla, kurią Dievas pristatė savo tautai ir išmokė ir parodė tiksliai ir pasakė vadams ir vadovams, padarykit tiksliai viską taip, kaip matėt ant kalno. Viską matematiškai tiksliai sukurkit. Tai šiandien suprantu, kad veiksmas iš to šventyklos ir iš tos liaudės per tikėjimą persikelia į kiekvieno tikinčio gyvenimą. Tai, ko buvo mokoma tauta tuo metu pasirinkta Dievo, šiandien mokomas kiekvienas žmogus, kuris pasirenka sekti Kristumi. Kaip sako apaštalas Paulius, sekite manimi, kaip aš seku Kristumi. Tai vadinasi, nereikia sekti dvasinių lyderių, kunigų arba dvasininkų viskuo. Sakykime, kokius jis turi pomėgius, jis arba ji. Bet sekime, kaip seka Kristumi, nes yra ta dalis, kuri seka Kristumi. Ir ne faktas, kad visos gyvenimo dalys seka Kristumi. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kad tol, kol esame šitoje žemėje, yra vietos viskam. Yra vietos pasireiškimams, visokiems talentams, visokiems gabumams ir visokiems pomėgiams. Ir todėl nereikia aklai kopijuoti kito žmogaus ir sekti juo, ir mėgdžioti jį, ir žiūrėti į jį, ir lyginti su juo. 10 Dievo įsakymas sako, nepavydėk. O iš kur kyla pavydas tuomet, kai tu prisertini prie kito žmogaus, jį pamatai, jį pažįsti ir tada palygini su savimi. Ir tada tu galvoji, o kaip daug jisai turi ir kaip mažai aš turiu. Ir iš to gimsta kas? Iš to gimsta pavydas. Ir iš to gimsta kivirčiai, visokia nesantaika, karai ir vaidai ir taip toliau ir taip toliau. Bet jeigu mes visi eitumėm savo keliu ir žiūrėtumėm savęs, mūsų bendruomenės antrasis
bendruomenės mūsų, bendruomenės antrasis įsakymas sako, nekišk nosies į svetimus reikalus, bet rūpinkis savo reikalais. Nes kaip taisyklė, dėsningumas, aksioma, dėsnis, būdingumas yra toksai, kad žmogus, kuris kiša nosies į kitų reikalus, arba kitaip sakant, labai daug žino apie visus kitus. Ir labai domisi visais kitais, ir labai daug žmonių domisi. Ir kiša nosį į labai daug žmonių gyvenimus. Kaip taisyklė yra apleidęs savąjį gyvenimą. Kaip taisyklė. Tai yra taisyklė. Bus apleidęs, toks žmogus bus apleidęs savo gyvenimą. Kodėl? Todėl, kad jėgų yra, išteklių yra ribotai, jėgų yra ribotai, laiko yra ribotai šiandien dar vis, čia kur mes esame. Mes neturim viso laiko, mes neturim visų jėgų, visagalystės ir mes nesam visur esantis, kaip palaimintoji šventoji dvasia ir aukščiausiasis, kuris vienu metu pribūna visur ir yra viskas ir gali viską. Amen. Todėl sako, laikykite pagarboje mano šventyklą. Todėl šitoje vietoje mokoma laikyti pagarboje save, savo kūną, savo sielą ir savo dvasią. Taip. Ir pirmiausiai rūpinti savo dvasia, kurią gavom iš Viešpaties aukščiausioje kvėpsnį jo alsavimą. Nes sako, ne jėga ir ne galia, bet mano dvasia. Taip. Dideliems dalykams sukurti reikia Dievo dvasios. Tikroms permainoms ateiti į žmogaus gyvenimą reikalinga Dievo dvasia. Taip, siela seka paskui dvasią. Dvasia vadovauja, jinai laiko vairą savo rankose tvirtai. Dvasia veda. Sako, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Kas yra Dievo vaikai? Kaip tampama Dievo vaiku? Kada paklūstama šventosios dvasios vedimui, kada vadovavimas gyvenimu, pasirinkimais, poelgiais, mintis, žodžiai, poelgiai, ką čia ir sakyti, čia ta pati schema visur ir visada yra pajungiama palaimintai šventai dvasiai. Kas yra meilė, kas yra nušvitimas, kas yra prabudimas, kas yra ramybė, kas yra džiaugsmas, kas yra darbštumas, kas yra pareigingumas. Taip, Viešpats sako, mano tėvas darbuojasi ir aš darbuojuosi. Ir visi Dievo tarnai, pastebėkit, šventajam rašte visada pašaukti buvo atrasti prieš tai besidarbuojantis. Jie visi buvo atrasti prie darbo, kažką tai darantis. Pasilenkę, rankovės pasiraitoja ir kažką tai dirbantis. Nes čia, kur mes esam, visą laiką yra poreikių ir visą laiką yra kažką tai, laikas yra kažką tai daryti. Taip. Ir reikia daryti tiek daug, kad visada turi sąrašą. Vieną dalyką dar darai ir dar 2-3 dalykus. Šiandien, sakykime, aš jau gyvenu labiausiai palengvintą gyvenimą, koks tik tai yra įmanoma žmogui žemėje, taip skaitau. Dar turbūt lengviau būtų, nežinau, gal kaip ten įeičiau į kokį socialinį jau visiškai būstą, kažkokią tai globą, kur jau mane numaudo, pamaitina ten, rūbus išskalbė, lovą pakloja, jau kaip sakant, tai čia jau lygių lygis. Tai jau dabar esu jau tam prieškambarį, jau prieš tą lygių lygį, kai dar turiu pati nusiprausti, pati lovą pakloti, pati valgyti, pasidaryti ir pati suvalgyti tą. Ir tai to laiko atrodo visą laiką trūksta. Ir aš galvoju, kaip aš gyvenau tuomet, kada buvo, iš tikrųjų auginam 4 ir vėliau 5 vaikus, kai mano sesutė mirė ir jos sūnus atvyko į mūsų šeimą. Tai mūsų buvo tiek daug, mes buvom 7 ir reikdavo padaryti tiek daug, sužiūrėti tiek daug ir valgyti tiek daug padaryti. Ir buvo ta pati bažnyčia ir žmonių buvo žymiai daugiau, ir lyderių buvo žymiai daugiau, ir veiklos buvo žymiai daugiau. Atsimenu vieną rekordinę savaitę, kada buvo atvažiavę 2 grupės misionierių iš Švedijos, tai tą savaitę suskaičiavau 17 tarnavimų.
Tai aš pasakysiu, aš tiesiog jūs pralinksminsiu šiandien, kadangi šiandien dažnam tūlam broliui ar seseriai labai sudėtinga ir praktiškai neįmanoma kartais atvykti vieną kartą sekmadienį porai valandų. Ir praeitą sekmadienį tiesiog aš uždraudžiau įstatymu šitoje bažnyčioje vartoti žodžius: neturiu pinigų, neturiu laiko, neturiu jėgų, taip? Ir kas ten dar ketvirtas? Pinigų, laiko, jėgų, noro. Nes visą laiką yra noras, viduj visą laiką yra noras eiti į priekį, daryti gerus darbus, eiti į šviesą iš tamsos, pasveikti, susitvarkyti, harmonizuoti savo gyvenimą, pereiti iš neapykantos į meilę, taip, iš kivirčų į santaiką. Visada yra noras, viduje visada yra noras. Iš paviršiaus jo niekada nėra, kūne noras geras negyvena. Tiesiog jis negyvena, kalbu iš praktikos. Ko nepaprašyčiau tokio esmingesnio, kūnas visą laiką sako ne ir iškart pasako kelias priežastis, dėl ko jisai nedaro. Tai šiandien atsisukus atgal aš pagalvodavau, kaip įmanoma būdavo viską suorkestruoti ir viską įvykdyti. Ir aš galvoju, kad stebėdama šitą dinamiką savo gyvenime pastebiu, kad kaip iš to baliono oro, kada jisai leidžiasi žemyn per greitai, iš jo išmetamas tas svoris, maišai su svoriu, su smėlio maišais, kad tas balionas išsilaikytų ore ir išsilaikytų tam tikrame lygyje. Tai vat ir iš savo gyvenimo dažnai reikia išmesti tuos svorius, tą balastą. Pasakykim žodis balastas. Pastoviai reikia aptikti, atrasti ir išmesti šitą balastą, atsikratyti šito balasto, kad iš tikrųjų galėtumėm būti ten, kur esam ir atlikti tai, ką iš tikrųjų esam. Ir taip nėra, kad mes neturėtumėm jėgų, kad neturėtumėm resursų, kad neturėtumėm laiko ir neturėtumėm noro. Paprasčiausiai labai dažnai trūksta sąmoningumo. Nes jeigu sekundėje atsisėdu, nurimstu, patyliu, ir pažvelgiu į savo vidų, iš karto galiu atrasti ir resursą, ir laiką, ir norą, ir galimumą. Kaip sako, Viešpats duoda jėgą ir norėti, ir galėti. Jis užnorina mane. Aleliuja. Jis užnorina mane. Užnorina, kam jisai nori. Kam nori, tam ir užnorina. O kam neužnorina, tada jau reikia arba savo valios pastangomis, arba tiesiog užsiimti kažkuo tai kitu. Taigi Viešpats sako, švęskite mano šabus. Ir dabar neseniai girdėjau, kaip amžinatilsį brolis Kirkas, kuris buvo nušautas visos planetos, visų žmonių akivaizdoj, sėdėdamas kempuse ir jauniem žmonėm, kalbėdamas apie gyvenimą, kalbėdamas apie tikėjimą, kalbėdamas apie Kristų. Ir girdėjau, kaip viename savo pasisakymai, jisai kalbėjo, mes su žmona, mes apsisprendėm švęsti 7 dieną, taip kaip Viešpaties įsakyta. Nors mes visi žinom, kad Kristuje šabas išsipildo apskritai. Ir aš labai daug kartų sutikau žmonės, labai daug krikščionių esu sutikus, kurie sako, kad mes ne po įstatymu, mes ne po malonę, mums šabas nebegalioja, mums kasdien yra šabas. Ir tada žiūri į tą žmogų ir tu sakai, tikrai tau šabas kiekvieną dieną, va taip ir matau į tave žiūrėdamas, va taip tu man ir panašus į tokį, kuriam šabas ir šventė kiekvieną dieną. Aš žiūriu į tave ir aš matau, kad šventė tau buvo, bičiuli, turbūt prieš 10 metų. Paskutinė šventė, kurią tu tikrai šventėjai, nes veidelis toks sutrauktas, toks suglumęs, tiek daug baimės, tiek daug nepasitikėjimo, tiek daug neužtikrintumo. Akelės tokios prigesusios. Nes šventė yra kas? Šventė yra džiaugsmas, šventė yra naštų nusimetimas, šventė yra rūpesčių sustabdymas, tiesiog sustabdymas. Man patinka, kaip japonai eina darbininkai į pietų pertrauką. Kaip sakoma, suko varžtą, suskambėjo skambutis, padėjo atsuktuvą, paliko varžtą, atsistojo ir išėjo. Grįžo po pietų pertraukos, paėmė tą patį varžtą, prisuko jį iki galo ir dirba toliau, matematiškai tiksliai.
Ir aš girdėjau, kai brolis Kirkas kalbėjo, sako, kada mes su žmona, ir jo žmona tokia gražuolė, modelis ten kažkokios valstijos, nežinau gal. Ir jauna moteris, labai graži pora, labai gražus jauni žmonės, labai gražios širdis, labai gražus išsilavinimas, labai graži drąsa, labai daug šviesos, labai tvirta tikėjimo pozicija. Ir jie sako, kada mes apsisprendėm švęsti šitą šventę iš tikrųjų ir 7 dieną iš tikrųjų ją gyventi ir elgtis taip, kaip yra viešpaties nurodyta, sako, viskas mūsų asmeniniam gyvenime pasikeitė. Tai aš galvočiau, draugai, iš tikrųjų pristatydama, kaip ir šiandien kalendoriškai, dar mes 5-dienį sėdėjom čia ir kažkaip iš kalbos išėjo mums ir sakau, kada čia šiais metais toksai yra ruduo, rugsėjo pabaiga, visada skaičiuojami žydų naujieji metai. Mes žinom, kinų nauji metai, rusų starai novai got ir kokių čia tik nėra kalendorių ir kokių čia tik datų ir kokių čia tik tai nėra naujų metų. Bet čia vieni iš tokių ryškiausių naujų metų, kurie mane liečia. Jie mane liečia, šitie nauji metai mane liečia, nes aš esu iš tos tradicijos išėjus. Nes Dievas savo tautą ilgai vedė per šitą tradiciją, kol galėjo atvesti iki Kristaus ir parodė viename žmoguje, pademonstravo visų šitų tradicijų išėjimo iš mirties į gyvenimą, iš vergovės į laisvę ir iš tamsos į šviesą išsipildymą. Aleliuja. Ir ta šventė, kuri vykdavo vieną kartą metuose ir jinai aprašyta, jinai pasakyta, kaip ją švęsti ir kaip elgtis ir kaip visa kita, jinai vyksta šiandien Kristuje Jėzuje kiekvieną dieną. Bet vėlgi sakau, parodykit man žmogų, kuris tai įgyvendino. Parodykit man žmogui, kuriam kiekviena diena yra nauja diena. Parodykit man žmogų, kuris kiekvieną dieną atsikelia kaip į naują dieną ir netempia vakarykščio bagažo paskui save. Tai kokio ten vakarykščio ten? Už vakarykščio, už vakarykščio ir 10 metų ir 15 metų. Mes tokie žmonės esame, mes taip darom. Bet tam yra reikalingi šventieji raštai. Pasakyk, tam reikalingi šventieji raštai. Tam reikalinga knyga, Biblos, graikiškai knyga. Gyvenimo knyga, iš kurios aš mokausi ir mokausi. Ar aš išmokau? Žinoma, kad kažko išmokau. Ar aš jie visą išmokau toli gražu ir iš vis net nepanašu. Ten yra pažinimo lobiai, sako. Tiesiog pažinimo lobiai. Bet parašyta tiek, kiek reikia, kad tas, kuris skaito, tas, kuris tyrinėja, tas, kuris ieško gyvenimo, kad jį čia atrastų. Jį čia atrastų ir gyvenimas sušvistų kiekvienam iš mūsų. Ir pagarboje, sako, laikykite pagarboje mano šventyklą. Tai yra 2 šventyklos, kurias aš savo gyvenime laikau pagarboje, gal net ir 3 šventyklos, sakykime, tai yra kūno šventykla mano, kūno šventykla, kurią laikau pagarboje, tai yra namai mano, kurie yra namai, kurios laikau pagarboje, ir tai yra mūsų bendra bendruomenės, mano bendruomenės, mūsų bendruomenės, kalbu ne per savinimąsi, bet kalbu pagal priklausomybę, pagal pasirinkimą. Ir čia irgi taip pat mes prižiūrime tvarką, kodėl? Todėl, kad jeigu paleisime viską ir pasakysim, kad viskas yra leistina ir viskas yra gerai, tai labai greitai čia įsivyraus chaosas. Lygiai taip, kad kaip ir namuose, jeigu nėra apvalymo, jeigu nėra drausmės, jeigu nėra ribų, labai greitai įsigalioja kas? Įsigalioja betvarkė. Ir lygiai taip pat ir mūsų šventyklos mūsų kūno prižiūrėjime. Jeigu vieną dieną nesusitvarkiau, aš tai matau, jeigu antrą dieną nesusitvarkius, mano pirmas ratas mato artimiausi žmonės, jeigu 3 dieną nesusitvarkius, mato visi. Mato visi ir kiekvienas, nes visi viską mato, pasakykim, visi viską mato. Todėl žodžiais, kai kalbam iš tikrųjų, kaip ir sakė C.S. Lewisas, kada skelbėt Evangeliją, geriausiai darykit tai be žodžių. Ir žodžius naudokit tik tada, kada būtina. Nes kai jau pradedi kalbėti žodžiais, tai reikalavimai išauga 1000 kartų. Nes kiekvienas žodis tu esi teisiamas, aš esu teisiama kiekvienu tuo žodžiu, kurį aš kalbu. Ir kartais žmonės žiūri ir atrodo, oi, koks lengvas pamokslininko darbas.
Bet kažkodėl tai nėra labai lengva prisikviesti pamokslininkus, taip? Ir kažkodėl nėra taip labai lengva. Ir kada aš sėdžiu prie stalo ir kada kažkas pamokslauja, aš 9 iš 10 visada galvoju, aš galėčiau geriau. Aš galėčiau geriau. Aš daug geriau galėčiau. Bet kada atsistoji čia, tiesiog gali tai, ką gali. Ir taip yra, nes mes esame išbandomi, mes esame išbandomi. Tai va, tai šitas visas vietas atsivėriau savo, kadangi pasižiūrėjau penktadienį po mūsų susirinkimo, pasižiūrėjau kalendorių ir pasižiūrėjau, kad tikroji rytoj žydų šventės Roš Hašana, kuri yra įsakyta kunigų knygoje švęsti. Ir sako, viešpats kalbėjo Mozei, tardamas tautos lyderiui, čia kaip mūsų prezidentui, sakykime, sakytų, taip kalbėk izraelitams, sakytų, taip kalbėk lietuviams. 7 mėnesio 1 dieną švęsite visiško poilsio dieną šventa sueiga, pažymėta rago skardenimu. Rago, pusite ragą. Ir kada pučiamas ragas yra kažkas tai skelbiama. Ir jeigu trupučiuką paskaitysi komentarus įvairiose Biblijose, kurios suteikia tų komentarų, arba specialiuose knygose, kur yra aprašomos žydų šventės, tu paskaitysi tokį komentarą, kad jie pūsdavo šofarą, jie pūsdavo ožio ten greičiausiai tas ragas ir tuo garsu skelbdavo naują pradžią. Skelbdavo naują pradžią. Ir šitas Tišrio mėnesio 1-2 diena yra pirma metų diena skaičiuojant nuo žmogaus sukūrimo. Pirma metai skaičiuojami, žydų tautos metai skaičiuojami nuo Adomo sukūrimo. Aš čia taip sakau mistiškai nuo pirmo žmogaus. Adomo, paprastai. Adomo, nuo Adomo sukūrimo. Tai man labai tinka. Tai man yra labai tinka, nes aš esu įtikėjusi į šitą schemą, į šitą tvarką, į šitą vyksmą, tapsmą. Ir man Adomo sukūrimas yra žmogaus sukūrimas. Amen. Ir žydai skaičiuoja nuo žmogaus sukūrimo. Mes krikščionys įstojame Europos šalis, mes skaičiuojam 2025 metus dabar ir mes skaičiuojam metai po Kristus, Anno Dominus, viešpaties metai. Bet kaip ir daug kas, kas yra žmonių gyvenime, sakykime, valstybių gyvenime, žmonių grupių gyvenime, tai yra formaliai skelbiama, kad tai yra 2025 Anno Dominus metai. Bet ar Dominus ką nors žino apie šitos metus? Ar tie metai tikrai Dominus viešpačiui, Dominus viešpačiui? Ar jie yra pašvesti Dominus? Ar jie yra pašvesti viešpačiui? Ar viešpats žino apie tai ką nors? Ar tu įsisąmoninęs esi, kad šitie 2025 metai, kurie mums jau eina į pabaigą, jau ruduo, jau gražiai gelsta mūsų kaštonai, kurie atrodo taip gražiai tik ką pumpuravosi ir taip gražiai tik ką leido pirmus lapus pavasario sezone ir taip gražiai žydėjo, pasipuošė tokiomis didelėmis žiedų kekėmis baltomis. Ir dabar jau stoviu čia ir reikia pripažinti, kad viskas jau ruduo, lapai gelsta, ateina kitas naujas sezonas, yra sezoniškumas, yra metai, kurie greitai praeina. Ir čia tas šofaras, jisai skelbia tą naują pradžią, todėl džiaugiuosi čia stovėdama išvakarėse. Ir visi, kurie norite, kurie nenorite ir kurie esate Kristuje taip stipriai, kad jums kiekviena diena nauji metai ir kiekviena diena yra nauja pradžia, tai galbūt jūsų tai labai nesujaudins. Bet jeigu tu niekada nesi šventęs naujos dienos ir nesi patyręs tos malonės įžengti į naują laiką, pabandyk tai padaryti su šita švente. Pabandyk tai padaryti su šita švente. Ir rytoj vakare, saulei leidžiantis, jau prasideda ta nauja diena, ta Tišrio mėnesio, ta 1-2 diena, kada yra Roš Hašana, tas naujas mėnuo, naujos dienos ir vadinasi metų galva.
ir pagal tradiciją būdavo skelbiama, kas turi gyventi ir kas mirs. Kas pereis į naujus metus, o kas pasiliks už naujųjų metų slenksčio. Mes tą patį darom švęsdami ir savo europietišką kalendorių bendruomenį. Aš tai darau nuo pat pradžių, kiek esu bendruomeniai, tiek visada turim tradiciją susirašyti ant lapo, paimti baltus popieriaus lapus ir susirašyti, kas vyko, kas gero įvyko šiais metais, kokie įvyko geri dalykai. Ir kokie proveržiai įvyko finansiniai, nuo kokių ligų pasveikau, iš kokių bėdų viešpats išgelbėjo, kokius naujus santykius užmesgiau, kokius naujus draugus įsigijau, kiek paaugau dvasiškai, kiek pasveikau, kiek paaugau. Ir už visą tai yra dėkojimas. Dėkojimo jėga yra labai didelė. Dėkojimo dėka, labai gerai sąskambis, dėkojimo dėka mes įgyjam, mums atsiveria vartai į palaiminimus vis labiau ir labiau. Ir atvirkščiai nedėmesingumas ir nedėkingumas uždaro duris į palaiminimus. Todėl prisiminkim dėkingumą ir praktikuokim dėkingumą kiekvieną dieną. Kažkam tai gal tai tiesiog patvirtinimas, nes tu tai jau darai ir tai yra tavo jau disciplinoje, tai yra jau tavo dienotvarkėje ir yra jau seniai. Bet visada yra žmonių, kurie tai išgirsta pirmą kartą. Ir tu pabandyk, taip kaip brolis Kirkas, kuris pabandė 7 dieną su šeima kartu su vaikais tiesiog padaryti pauzę ir švęsti šabatą ir nedirbti jokio darbo ir paskirti jį viešpačiui, bažnyčiai, bendruomeniai, Dievo žodžiui, šlovinimui, maldoms, švęsti tiesiog, švęsti gyvenimą, matyti gyvenimo apstybę, džiaugtis tuo, ką turi, pasitenkinti tuo, ką turi, sako, turėdami maisto ir drabužį, būkit patenkinti. Tai nėra tas lengva, kada aš pabandžiau mokytis ir iškėliau savo tikslą išmokti gyventi patenkinta, nes labai buvau įsispecializavus nepatenkinta būti. Ir visą laiką turėdavau sąrašą priežasčių, dėl ko aš šiandien esu nepatenkinta. Dėl ko mano veidelis apsiniaukęs. Kaip sako Ekleziastas, ir apsiniauks veidas žiūrinčio ne per langą. Nuo ko jisai niaukėsi? Nuo ko tas veidelis niaukėsi? Ir tada pasakiau gavau apreiškimą, atėjo supratimas ir pasakiau taip, aš esu kviečiama gyventi pasitenkinusi. Ir yra kelias nutiestas toksai, ir yra kvietimas, ir yra visas mokymas. Yra visas mokymas ir visas žinojimas, kaip gyventi tokį gyvenimą. Ir pradėjau tai daryti, ar man iš karto gavosi, tikrai ne. Ar man dabar visą laiką gaunasi, tikrai ne. Bet sakykime, jau vien pats faktas, kad daugiau gaunasi negu nesigauna, jau yra aleliuja, ačiū Dievui. Tu tada žiūri ir sakai, pati savo ploji per petį ir sakai, mergaitė, didelį darbą nuveikiai. Daug stabų išgrioviai. Daug stabų kaip Gideonas, žinai, giraitę iškirtai, tankę giraitę stabų išsikirtai. Taip. Pažymėta rago skardenimu. Tai va dabar rytoj mes turėsime naujus 5786 metus. Tai yra suma sumarom sudėjus, tai yra gaunasi skaičius 8. Skaičius 8 ir raidė yra ir reikšmė. Ir aš paskaitysiu, kokią reikšmę šitam skaičiui suteikia žydų rabinai. Aš atsiversiu. Tai vat. Ir aš užsirašiau. Žydų tradicijoje skaičiai visada turi simbolinę prasmę. Ir skaičius 7 reiškia pilnatvę.
praeiti metai, va šitie dabartiniai 2025 arba 5785 praėjusiai metai nuo Adomo sukūrimo, turėjo skaičių 7. Tai reiškia, jie reiškia užbaigtą ciklą. Dievas kūrė žemę per 7 dienas, mes turim savaitę 7 dienų, mes turim daug kitų simbolių išreikštų per 7. O skaičius 8, pasakykim skaičius 8, tai peržengimas natūralios tvarkos ribų. Ir žinai, Aušrelė, kad aš perskaičiau, mano dvasia tiesiog pašoko. Reiškiasi, šitas laikas, jisai yra dvasinis laikas. Ir šventieji raštai sako, atkreipkite dėmesį, koks dabar yra laikas. Tai yra peržengimas natūralios tvarkos ribų, žingsnis į dieviškąją, antgamtišką plotmę. Ką tai reiškia, kaip aš tai suprantu kaip žmogus, kaip aš taip suprantu kaip tikinčioji, reiškia, man atsiranda galimumas. Man atsiveria galimybė peržengti šitą slenkstį. Tai yra antgamtinis lygmuo. Skaičius 7 yra natūrali tvarka, o skaičius 8 yra aukštesnė, dieviškoji, išeinanti iš ribų. Reiktų truputį paaiškinti, bet laikas senka. Bet aš galvoju, kad jūs visi, kurie brandesnieji, jūs supranta tai. Yra žemė, yra žemiškieji dėsniai, ir yra dangus, ir yra dieviškieji. Ir kas valdo, ar žemė dangų, ar dangus žemę? Dangus valdo žemę. Todėl natūralu, pasakyk natūralu, yra visiškai natūralu kreiptis į dangų, kelti akis į dangų, tyrinėti šventuosius raštus, tyrinėti Bibliją, gauti atsakymus ir supratimą, kokiegi yra dėsniai, kokiegi yra principai, kaip dangaus duris atsidaro, kaip dangaus langai atsidaro, kaip padaryti, kad ta valia, kuri yra danguje, ateitų ir į žemę. Pagal tą maldą antrą sakinį, tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kaip aš žmogus turiu gyventi, kaip aš žmogus galiu gyventi ir turiu gyventi, kad ta valia, kuri yra danguje, taptų ta valia, kuri įsigyvendintų kaip valia žemėje. Labai paprasta, ar ne? 7 yra šito žemės skaičius, 8 yra būsimojo pasaulio žemė. Tai reiškia, ateinantis metai mums iš tikrųjų bus labai palaiminti metai, ane? 7 yra šio pasaulio skaičius, 8 žydų tradicijoje yra būsimojo pasaulio. 8 dieną žydų yra atliekamas apipjaustymas, tai žengimas žmogaus į sandorą su Dievu, pašventimas, kas mums šiandien krikštas simbolizuoja, taip ar ne, pašventimas. Tu miršti pasauliui ir prisikeli Dievui, tu į vandenį panardini kaip pagonis, bet dievis žmogus ir iš vandens ištraukiamas esi kaip žmogus, kuris jau atidavė savo sandorį atidavė su Dievu, kur čia man nusimušė. Hanuka taip pat šventė, kuri trunka 8 dienas. Jūs atsimenat, kad degė lygiai 8 dienas tiek, kiek reikėjo pagaminti aliejų. Šventykloje kai kurios muzikos priemonės ir apeigos turėjo būti 8 garsų. Taigi rabinai sako, kad 8 yra naujos pradžios atsinaujinimo ženklas. Taip. Ačiū Dievui. Tai kviečiu jūs. Aš dar nežinau, kur aš švęsiu naujus metus. Gal nueisiu pas žydus mesianistus rytoj, aplankysiu jų bendruomenę. O gal namuose su draugė, gal namuose su 2 draugėm, o gal su 3. Nežinau. O gal viena. Tiesiog palaimintai. Ir jums taip pat irgi kviečiu pasinaudoti šitą progą, pasinaudoti šitą šventę ir kartu su Kristumi, kuris įgyvendina, išpildo viską iki jotos, išpildė visą Senąjį testamentą, tai nėra abejonių.
Ir Danielius, apie kurį dabar skaitom ir kurio knygą dabar skaitau irgi taip pat, išstudijavęs, supažindintas, užaugęs, užauklėtas šitoje tradicijoje, buvo visiškai pažįstamas su šita švente. Todėl šiandien padarykime šitą darbą, susirašykime, iš tikrųjų išsikelkime savo tikslus ir užsibrėžkime ir nusistatykime, ką mes norime nuveikti ateinančiais metais. Iš dvasios, iš Dievo, kam jaučiam paraginimą, kam jaučiam, kad yra Dievo valia, kam žinom, kad yra Dievo valia. Ir esam įsitikinę, kad jau seniai tai yra Dievo valia. Bet vis atidėliojam, vis kažkaip tai kažkas neišeina, kažkas tai trukdo, kažkas tai draudžia. Vakar bendravau su draugė artima, kuri yra verslininkė ir jinai man papasakojo stulbinančių istorijų ir padariusi tikrai solidų, stabilų verslą, prasmingą verslą, sukūrusi prasmingą gyvenimą savo ir savo aplinkos žmonėms, kurie yra įsitraukę į šitą veiklą. Ir aš manau, visai Lietuvai mums padovanojusi labai gerą produktą. Ir jinai pasakoja apie tai, kokius sunkumus jai tenka praeiti, vien tik tai tam, kad įgyvendinti tai, kas Dievo jai ant širdies padėta, tai, ką Dievas davė. Čia tinka pasakyti šitos žodžius, draugai, kur sako, atidaviau jums šitą žemę, eikit ir užimkit. Dievas atidavė Izraelitams pažado žemę geografiškai, eik ir užimk ją. Suprantate? Kodėl taip yra? Todėl, kad tokia, kokia aš esu, aš negaliu įžengti į tą žemę. Ką aš darysiu toj pažado žemėje? Aš prišiukšlinsiu, aš ten prikerksiu, aš ten priveiksiu, aš ten prilaužysiu, priskaldysiu. Reiškia, tam, kad mane įleisti į šitą pažado žemę, tai visų pirma, mane reikia perdaryti ir padaryti tinkamą šitai žemėje. Amen? Ir sako, mūsų tinkamumas iš Kristaus. Aš labai tai dažnai girdžiu. Ir kaip taisyklė, kas ausį rėžia, kad, ta prasme, mano tinkamumas iš Kristaus. Ta prasme, ką reiškia tinkamumas iš Kristaus? Tai reiškia, kad man nusilups 9 odos. Kol aš priartėsiu, aš žiūrėsiu, aš verksiu, aš kelsiu, aš klupsiu, aš vėl graudinsiuos, aš vėl žiūrėsiu į Kristų, tada bandysiu vėl patidaryti ir pamatysiu vėl, kad pjaunu grybą, kad paklaida didelė, kad aš norėti sugebu, o padaryti negaliu, vargšas aš žmogus, kas išgelbės mane iš šito prakeikimo. Bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Aleliuja. Taigi aš meldžiuosi. Melskimės visi, pakelkim galvas, nuleiskim pečius, krūtinę į priekį, atsipalaiduojam. Kodėl? Todėl, kad viešpats sėdi sostė ir viskas yra pat kontroliam. Taip, ir viską kontroliuoja. Sako, ta karalystė suriš ir sunaikins visas karalystės ir įsiviešpataus taika, įsiviešpataus meilė, įsiviešpataus džiaugsmas, įsiviešpataus šviesa virš tamsos. Amen. Aleliuja, ačiū tau Dieve, dėkoju tau Dieve už šitą galimumą peržengti naujųjų pagal žmogaus sukūrimą dispensacijų šitų. Taip, 5786 metus nuo Adomo sukūrimo aš galiu įžengti kartu, pasinaudodama šitos šventės malonę. Šitos šventės jinai yra išmelsta, jinai yra įtvirtinta. Tiek daug žemėje gyvenančių žmonių širdise ir protose ir sąmonėje įtvirtinta. Ir šita diena jinai neša savo malonę ir padėk man viešpatie kartu su tauta įžengti į tą tautos poilsį, įžengti į tą šviesą, įžengti į tiesą, įžengti į malonę, į gailestingumą, kuris yra naujas kas rytą. Tai jeigu Senojo testamento žmonės galėjo sakyti, kad gailestingumas Dievo naujas kas rytą, tai kodėl šiandien aš negaliu kartu su Dievo tauta atšvęsti tos vienos dienos, kuri pagal seną patvarkymą yra naujų metų diena, yra naujos pradžios paskelbimo. Kas man trukdo paskelbti šitą naują pradžią?
Ar aš neturiu laiko, ar aš neturiu proto, ar aš neturiu galimybės, aš turiu ir dvasios, ir jėgos, ir apreiškimo šviesos. Tiesiog paskelbti šitą laiką, naują šitą laiką, naują visai žemei, visai žmonijai, visoms tautoms ir savo tautai, ir savo bendruomeniai, ir savo šeimai, ir savo asmeniniam gyvenime. Paimti šitą naują pradžią, kurios man taip reikia, kad pasibaigtų kažkokie tai galai ir galiukai, nebesitemptų ir nebesitystų iš paskos. Kaip sako, mano babytė sakydavo, kaip šudina virvė. Bet kad netęsti visų šitų vargų ir vargelių, bet iš tikrųjų nauja širdimi ir naujomis emocijomis ir naujoj šviesoj įžengti į šitą naują laiką ir nebekurti šitos kančios, nebekurti šito vargo. Aleliuja, nes toks galimumas yra, nes viešpats yra mūsų nauji metai, viešpats yra mūsų naujas laikas, jis yra mūsų naujas galingumas. Ir šiandien šitas žinojimas, kalendorinis žinojimas tik sustiprina manyje šitą jausmą. Ačiū tau Dieve, dėkoju tau Dieve, kad kitais metais mes iš tikrųjų mažiau miegosim ir daugiau padarysim, mažiau valgysim ir būsim stipresni ir energingesni ir mažiau sirgsim, daugiau skaitysim Biblijos, daugiau įsidėsim žodžio, todėl turėsim daugiau imuniteto, taip, daugiau jėgos, daugiau galimybių pasipriešinti visokiam blogiui, ar ne? Kaip viešpats sakė, štai eina šito pasaulio kunigaikštis, bet jis nieko neturi many. Kodėl? Todėl, kad darbas atliktas, juk jisai gimė kaip vienas iš mūsų, jisai gimė, jis negimė karališkose apartamentuose, jis gimė Betliejaus tvarte su gyvuliukais ir aplinkui jį buvo gyvuliniai žmonės, kurie neturėjo jokios dieviškosios sąmonės ir nei suprato nei kas jis, nei kam jis, nei iš kur jis atėjo, nei kur jis eina, nei kokia prasmė jo buvimo. Bet ačiū Dievui, šiandien palaimintosios šventosios dvasios veikimu mūsų garbingumas didėja. Ištark garsiai, atsistok ir pasakyk, mano garbingumas didėja diena iš dienos, veikiant šventai dvasiai, veikiant žodžiui, veikiant brolyjei, veikiant meiliai, veikiant ramybei. Kaip sako, ramybės Dievas sutryps šėtoną po jūsų kojomis. Tai reiškia, kad ta ramybė, tas užtikrintumas ateinantis iš žinojimo. Kodėl nepaėmus ir nepakeitus žodį tikėjimo į žodį žinojimą? Gal užtenka jau tikėti, gal pradėkim žinoti ir gal pradėkim veikti iš tvirto įsitikinimo. Aleliuja. Ačiū tau Dieve, dėkoju tau Dieve už šitą naują, įspūdingą, žadą gniaužiantį laiką. Ir skelbiu šitą laiką savo šeimai, savo bendruomenėm, jūsų šeimai, jūsų vaikams ir jūsų vaikų vaikams ir visai planetai ir visai žmonijai. Kalbu apie tai, kad šiandien yra naujas laikas. Yra naujas laikas. Mums nereikia kurti karo, mums nereikia kurti maro, mums nereikia kurti vargo ir sielvarto. Mums nereikia būti kankiniams, nes šiandien yra duotas gyvenimas ir jis pasirodė ir nušvito Kristaus veide. Ir kas turi sūnų, sako palaimintoji mano Evangelija, tas turi gyvenimą. Aleliuja, todėl skelbiam čia gyvenimo pergalę prieš mirtį. Aleliuja, kurgi mirtie tavasis geluonis, gyvenimas prarijo mirtį, gyvenimas pasirodė stipresnis, jis nugalėjo, meilė pasirodė stipresnė už neapykantą, pasirodė ji stipresnė jėga už neapykantą. Aleliuja. Ačiū tau Dieve, viešpatie, ačiū, kad tu mus laimini, ačiū, kad tu mums esi dosnus, ačiū, kad tu mums esi maloningas, ačiū, kad tu mums padedi atrasti malonę žmonių akise ir žiūrėtojų mūsų sekėjų ir stebėtojų akise. Ačiū jums, brangieji, kad jūs remiate ir palaikote mus ir padedate mums išstovėti, sako, dabar daugybės liudytojų apsupti, sako, nusimeskite visas naštas ir jungą. Aleliuja, ačiū tau Dieve ir apraizgančią nuodėmę.
Tegul tai būna įkvėpimas mums visiems dar labiau siekti šventumo, nes sako, siekite šventumo, nes be jo neregėsite Dievo. Aleliuja. Ačiū tau, Dieve, kuris pradėjai šitą gerą darbą ir iki viešpaties dienos jį ir atbaigsi su viltimi, tikėjimu ir tvirtu žinojimu ir įsitikinimu. Sakau šiandien riebų, stambų, amen. Tegul mums būna pagal mūsų tikėjimą ir mūsų įsitikinimus. Aleliuja. Būkit palaiminti šią pusę ekrano ir anapus ekrano. Būkit laimingi Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Eikim ir išgyvenkim šitą žodį.